Aha. Čia man jo? Jo, jums. Ir be gražos. Ačiū labai. Čia mes kavinukai mūsų sėdim. Šitai Valerijau, labai senai nebendravom, kadangi mūsų byla politinis teismas. O jis ten dėl karo, mūsų neliečiančio karo, bet nenori liečia, kadangi teisme turim dalyvauti. O visas tas dėl santykių Rusijos ir Amerikonų. Ar yra šansas, kad staiga įvyks tuoktuvės, užuot pykėsi ir mūsų visas teismas kaip užmirstas nuotykis koksai? Nu, visų pirma, mes gyvenam labai tokiam laikė, kai viskas keičiasi. Ir nieks negali pasakyti, kad bus už mėnesio. Dabar mes 14 birželio už savaitės turėsim 80 metų pasaulio carui, imperatoriui Trumpui. 80 metų, paskui 4 Liepą mes turėsim 250 metų, reiškia, Amerikai, paskui ten dar kiti bus įvykiai ir mes žiūrėsim, kad čia bus. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, kad, kaip ekspertai sako, Amerikai labai negeri reikalai su pinigais, užtat, kad doleris išlaikys ar neišlaikys tą visą, užtat, kad labai brangiai kainuoja Trumpo avantūra Irane. Kasdien ten milijardais mokama už tą kariuomenę, kurie ten stovi ir nieko negalės padaryti. Ir mes turim šitą turėti omeny, kaip analitikai, žmonės, kurie šiek tiek suvokia, kas tai yra tarptautinė politika, kas tai yra pinigai ir kaip vykdoma. Antras dalykas, labai sunkiai pasakyti dėl to, kad Amerika, Trumpas praranda aplinkoje savo, jis prarada savo gerbėjų daug ir žiūrėsim, kas bus. Nu, pažiūrėsim, aš nesu optimistas jo atžvilgiu. Galvoju, kad rudenį mes galėsim, bus rinkimai į kongresą, į senatą ir mes galėsim pamatyti labai didelių permainų. Bet, aš noriu pasakyti, aišku, tikėti kažkokiu tai stebuklų nereikia, bet Amerika tikrai negali daug ko galėjo, sakysim, dar 10-20 metų atgal. Čia jau yra faktas. O dėl santykių dėl Rusijos ir Amerikos, nu, nežinau. Rubis vakar pasakė, kad valstybės sekretorius pasakė, kad jie palaiko, reiškia, Ukrainos, reiškia, sąmokslus visus, kurie daro ten ir vaikus užmušė, ir jaunas merginas užmušė, nesenai 21. Tai jis čia rodo, kad Ankorečio, reiškia, dvasia, kurie buvo rugpjūčio mėnesį praeitais metais Aliaskoje surišta, kažkur tai dingsta. Nežinau, kaip čia bus, aišku, Maskva žiūrės, bet mes turim šitą suprast, kad čia ne viskas taip eina tiesiai tokia linija. Kas bus, pamatysim. Nu, vienas dalykas. Nu, antras dalykas, kurį aš matau labai didžiulis, tai Europa. Europa labai kenčia dėl to, kad dabar žaliavos, sakau, po Liepos mėnesiai baigs visas atsargos šitų energetinių žaliavų ir kas bus toliau žiemą, tai ateis ir vis tiek dabar per vasarą reikės daug elektros naudoti, kad atšalbiš šitiem oro gaivintuvam ir taip toliau. Nežinau, kas čia buvo, bet aišku, tas nepraeis taip paprastai. Jeigu Rusija dar spaus, tai gali paprasčiausiai uždaryti, reiškia, pardavimą, reiškia, šitas dujų ir naftos ir visų kitų dalykų energetinių ir kas bus su Europą, man sunkiai sakyti. Anglija tai tikrai negerai jaučiasi, tikrai negerai. Nu, žiūrėsim, o tokie mano samprotavimai. O dėl mūsų teismo, nu, ką aš galiu pasakyti šiandien? Man tai tikrai buvo nuostabu, kad tu, Kazimierai, pradėjai šnekėti apie tai, ką privertė tave važiuoti į Baltarusiją, ką tu ieškojai, ką tu norėjai pasiekti, ir tave pertraukė, nedavė tau sakyti, tavo filosofiniai, reiškia, mintis, kokias tu, reiškia, sakei. Ir prokuroras pradėjo, teisėjas paprašė prokuroro pradėti apklausą tavo. Ir faktiškai jis tave pusę valandos darė tau apklausą, tokį griežtą. Bet mane labai, kaip sakant, nustebino ta, kad jis daug šnekėjo, sakė, o tu sutikai su to, ten tai dalyvai, visą kitą. Aš sėdžiu ir nesuprantu, ar jūs esat teisme, ar jūs diskusijoje kažkokiai tai kavinėje sėdėt. Šat, kad teisme kiekvienas žodis ir kiekvienas yra matuojamas auksu ir laiko, kiekvienas žodis. A jis ne vieną kartą nepasakė, kokio baudos, reiškia, kodekso, reiškia, remia į savo šitus klausimus, ką tu ką tu, reiškia,
Nu, konkrečiai kokį straipsnį Jo, pažeidžiam. ką tu pažeidėjai, nepasakė jisai ir kiek ten už tą pažeidimą grėsė. Aš girdėjus, klausiausi, man buvo aišku įdomu, kodėl jis tave klausė, ko tu stebėt. Jeigu jis paklaustų, ar buvau susitikęs su marsionai, iš Marso atvykėliais ir ką, ir to pasakyk, tu užduodi žemės suverenitetą ir jie toj puls ir tave reikia, kaip sakant. Ne, apie suverenitetą tai iš viso paradoksai. Sakau, Ne. tai jau nėra senai to suvereniteto, tai kaip gali pasikeisinti tą, ko nėra? Čia pratingai, filosofiškai pratingai pasakyti, bet aš noriu pasakyti, kad, vat klausimas, su ko sutikai, ką darei, ką valgiai, kas, su ko, ką suvenyrais kaip keisi. Tiesiog mes galbūt kai kaviniai galim sėdėti, šnekėti kaip draugai, bet čia prokuroras, kuris žiūri į tave kaip auką, kurį jis turi pakabinti ant kryžiaus ar kaip, kas su tavim padaryti, aš nesivaizduoju. Jeigu Pilatas šnekėtų su Jėzu, taip tą vakarą sprendė savo dalyką. Ja, bet tada grįžkim prie amerikonų. Vat pradžiai, vat yra dvi doktrinos. Iš viso, kitokių nėra, tik dvi. Ne viena demokratų ir respublikonų. Taip. Abudu pripažįsta, kad Maidaną sukėlė amerikonai. Abudu Taip, pripažįsta. pripažįsta, jo. Tik tai demokratai sako, kad kalta Rusija, kad užpuolė, o Trumpas sakė, kad kalta Ukraina, kad jos užpuolė. Taip yra. Aš žinau šitą visą reikalą. Aš nenoriu dabar smulkintis dėl to, kad žmonės, kurie nepatenkinti, aš žinau, Nu, jo. čia nieko gero nėra, kai jiem anglams išėjo supykti, reiškia, dvi slavus, reiškia, gentis, reiškia. Ir čia man labai nepatinka. Ką aš galiu. Bet amerikonai, man toks jausmas, kad visą laiką meluoja. Pavyzdžiui, ten jeigu norėtų, tai seniausia būtų nutraukę, sako, ten Koridžo dvasia, būtų seniausia Starlinką uždarė ir būtų baigta. Jo, bet bijau, kad čia yra, amerikonai, kad visą laiką meluoja, kad visa šita ekonomiks ten vėlai pastatyta, kad žaidžia ko. Reiškia, ne materialiniam ištikliam, o futuresais, kas bus, kas nebus, avenės, kiek bus ir ko bus ir kiek, ir po kiek. Ir va ta spekuliatyvinė ta ekonomika privedė prie to, kad doleris dabar krenta, aš nežinau, kas toliau bus. Kris doleris, kris euro. Kas Lietuvoje bus, aš nežinau. Lietuvoje bus naujas perdalymas, juk, pavyzdžiui, Vėl grįšim prie lito. Prie ryto negrįšim, mes dabar eisim į kitą likutinį kažkokį darinį, turbūt kas liks iš subirėjusios Europos Sąjungos. Nes Europos Sąjungos projektas irgi buvo amerikonų projektas. Vokietijai davė pasikelt, kad... Aš suprantu, kad čia vokiečiai yra ne veltui. Vilniuje centre stovi, Rinktinės gatvėje Viešbučiuose gyvena. Aš kaip istorikas galiu pasakyti, kovo 22 dieną, 309 metais Urbšys Ribbentropo kabinete užsienio reikalų ministro pasirašė aktą atiduoti Klaipėdą, grąžinti vokiečiam. Dabar jie atėjo gal pagal tą patį sutartį, tą patį grąžinti, žiūrėsim, bet vokiečiai yra vokiečiai, jie savo irgi neatiduos. Bet prieštaravimai tarp vokiečių ir Lenkų yra didžiuliai ir aš nežinau, kaip čia dar spręsis. Vokiečiai turi labai daug Lenkams irgi dėl žemės, dėl teritorijos planų. Yra dvi versijos maždaug, kur gali Lietuva būti. Viena versija su buvusia LDK, ten su Lenkais, o kita... Lietuva nebus su Lenkai. Užtat, kad lietuviai, kurie patriotai, tie, kurie tautiniai labai, jie puikiai atsimena, kai Vilnius buvo užgruptas Živligovskio 20 metais, atiduotas Lenkijai ir pagal Anglijos, reiškia, planus, Anglija pasakė, jūs išeikit, atiduokit Vilnių Živligovskijui, be karo, be nieko. Šitas Žukauskas, kariuomenės vadas, atvedė savo karius iš Vilniaus ir buvo perduotas, visi galvoja, kad čia buvo mūšiai kažką. Ne, atidavė. Dėl ko? Dėl to, kad Anglija pasakė, jūs atiduokit, reiškia, Vilnius ir šitą visą koridorių, kurį iki Daugupilio buvo pagal šitą gelžkelį iki Daugupilio, atiduokit Lenkam, jie padarys tokį koridorių, kurį atskirs tarpukarį Lietuvą, Demokratinę Respubliką nuo Rusijos, todėl kad Rusija buvo labai įtaka didžiulė žydų ir Lietuvoje bundas buvo labai veiksnys. Kas tai yra Lietuvos Respublika tarpukario? Čia žydų valstybė su lietuviška iškova, visas kapitalas, visi šitie priekiniai, visi. Gerai, o antras projektas tada Vatikano. Ir jie sako, atiduosite, mes jums padarysim, kad Klaipėda bus jūsų memelis. Ir jie padarė 23 metais, jie pasakė, period,
buvo kariuomenė Lietuvos, reiškia, civiliais perrinkta ir nuėjo į Klaipėdą, ten prancūzus išvarė, buvo laisvės miestas ir užėmė ir 20 metų buvo federatyvinė žemė Klaipėda. Lietuvos. Nu, o antras projektas Vatikano, tai buvusios Austro-Vengrijos tenai, kur Vengrija, ten maždaug Čia Vatikanas mažiau veikia. Čia mažiau, kaip aš tarpukario istorikas esu, kaip sakant, rašiau tą keturkamį, ten Vatikano didžiulės įtaka buvo, bet ne tokia didelė, kaip manosi. Čia Anglai pagrindinė veikia, kaip ir dabar. Jo, nu tai o kaip vis tik mes ir neatsakėm, amerikonai su rusais, nu gerai, jie gali ir pasibučiuoti laikinai, bet vis tiek niekas nepakeis strateginių tikslų amerikonų dėl dolerių, dėl visų. Amerikiečiai moka galibūdiškai veikti, jie moka rodyti visokias, kaip sakant, pozas, stiprybėse, bet Rusija mėgsta ne, kaip gražiai atrodo, kas viduje, ką aš tikrai, kas su tavim yra. Rusai labai tokie, žiūri su kokiu. Nu gerai, tai tada sėdėsim iki naujų metų su Erika ar ne? Vat jūsų nuojauta. Man sunku pasakyti. Užtat, kad keičiasi šitie visi politiniai laukas keičiasi, kas bus sunku pasakyti, bet manau, kad sėdėti. Ar, nu aš nesupratau, ką pasieks vyriausybė, Lietuvos vyriausybė jūsų sadina. Tik tai padarys dar, kaip sakant, nu, tie, kurie yra paaukoti politikai ir kurie taps autoritetais už savo ištikimą. Nu, Jėzus Kristus visą bažnyčią pagal po jo mirties atsitiko. Kaip Paleckis dabar yra irgi nepaprastai populiarus kaip politikas. Nors jam sunku viską, bet kiek aš žinau, iki sausio vasario mėnesį jam sėdėjo. Nežinau. Bet politikas turi būti pasiruošęs, reiškia, visokiam. Man dėl Erikos labai pergyvenu dėl to, kad vaikas pas jį yra tas maža mergaitė, kurie be jos nežinau kas. Nu, aišku, ten yra duktė vyresnė, yra šeima, bet vis tiek mergaitė reikalauja mamos. Norėjau pasakyti pabaigai, ačiū ir iki greito pasimatymo teisme. 11 dieną mes susitiksim vėl, kas bus negaliu pasakyti, bet manau, kad lengviau nebus, užtat, kad iki šiol aš neišgirdau ir kai Erika darė, ir kaip tave šiandien, reiškia, nagrinėja, aš ir iki šiol neišgirdėjau tiksliai iš prokuroro, reiškia, lūpos jokių baudžiamųjų straipsnių. Bet čia kaip juodas humoras skamba, bet iš tikrųjų yra šitas teismas vienintelį, ką turim būti dėkingi už tai, kad priverčia susitikti. O tai būtume paskendę savo reikaluose ir viskas. Nu, gerai, ačiū Jums. Ačiū, sveikatos Jums. Visą gerą.